Tai dada, kaip ten tau su mokslais? Savaitę girdėjau, bet atkėlė per tave. Laukiam tavęs, laukiam. Dada, žinau, esi labai geras berniukas, vis dar renki pokemonus ir laižinėjai čiulpinukus. Mamytė tau gamina mano pušytę, po jos eini į kambarį saldžius raimus bedlų rašyti. Ai per tūsą man Artūras sakė, kad per kūčias spalvoji savo kiaušius, lyg velykinius margučius, supakuoji kaip kalėdų dovaną rytui. Atsikėlęs jos daužė abu vieną į kitą. Aš nevedęs be vaikų, o gyvenu kaip Belas bandys. Tu mokaisi ir į mano bytus linksi kaip balandis. Vogi gurgės skrandis, nedavalgyk košės. Eik palauksiu tavęs, jeigu pamokas esi paruošęs. Palaukim dados dar savaitę jam į studijos. Tėveliai davė priekaištų, nes per daug su repu blūdį. Jei nepykime ant jo už tokią mažą zbitką, jei neišlaikytų egzų savo repų jis paliktų. Ir pagaliau jis atsiskaitė skolas univere, nusipirko 3 alaus ir netyčia prisigėrė, žėrė komplimentus. Jis visom panelėm su sava barzda mojavo kaip senelis palei kelią. Jam reikėjo visko, o greičiau dar vieno butelio. Taškas į zarazą kaip po drebus marlio utelės. Mojavo atsiskaitimo lapelis ore. Aš galiu nuversti kalnus, jei tik šitą užsinoriu. Dabar dangus po mano klon klaupės. Jis taip norėjo šerti tiek jėgų prie knygų sutaupęs. Rankas iš šonus, kojas į visas